Sveiki, kaip visuomet jūsų dėmesio tikisi Gerų naujienų televizijos informacinė laida Čia ir dabar. Kviečiame žiūrėti. Susisiekimo ministerijos reikalavimų didžiųjų Lietuvos miestų, regionų centrų bei kurortų vadovai įpareigoti parengti darnaus judumo planus. Tokie planai turėtų pagerinti miestų įvaizdį bei gyvenimo kokybę juose. Panevėžyje jau patvirtintas komitetas, kuris rūpinsis darnaus judumo plano rengimu. Savivaldybėms turinčiams 30 000 ar daugiau gyventojų bei kurortams Susisiekimo ministerija rekomenduoja parengti darnaus judumo mieste planus. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose, regionų centruose bei kurortuose darnaus judumo planai būtų tarsi ateities scenarijai, kaip turėtų atrodyti sukurta miesto transporto sistema bei kokiamis priemonėmis tai reikėtų įgyvendinti. Todėl Panevėžio miesto savivaldybės taryba jau patvirtino komitetą tokiam planui parengti. Judumo situacija mieste nėra patenkinama kol kas, kadangi visų rūšių transportas turi laisvai judėti, kad būtų tie judėjimo takai, keliai paruošti, kad žmonės saugiai galėtų važiuoti ir neįgalieji galėtų ramiai važiuoti, ir sportininkai, ir jaunimas ir panašiai. Todėl čia yra klausimas šitas pakeltas ir vyriausybės mastu, ir dabar ruošiami projektai ir planai judumo visų rūšių transporto priemonėm, kaip užtikrinti tą bendrą judumą miestuose. Žmogus, kuris važiuoja dviračiu ir pėstysis, visada neišvengiamai iškyla problema, kada važiuojama dviračių pėsčiųjų taku, tai pėstysis yra nesaugus, dviratininkas vėlgi yra negerbiamas, todėl kad jis važiuodamas gatve tiesiog susiduria su transportu, o važiuodamas dviračių taku su pėsčiuoju. Taip kad kol nėra geros infrastruktūros dviračių, tol mūsų dviračių transportas tikrai nėra toks, kokį mes norėtumėm matyti Panevėžio mieste. Panevėžio miesto savivaldybės investicijų skyriaus specialistė Nijolė Janėnienė pripažįsta žinanti, jog sunkiausia judumo situacija mieste neįgaliesiems. Sudarius darnaus judumą visame mieste planą, jame turėtų būti apgalvotas ne tik neįgaliųjų judėjimas, bet ir visas kitas miesto eismas. Bus atlikta analizė miesto ir priemiesčių judėjimo sistema ir teikiamos rekomendacijos. Šitas rekomendacijas nagrinės komitetas, kuris ką tik dabar buvo patvirtintas tarybos. Visos priemonės bus viešinamos bendruomeniai. Tada planas bus tvirtinamas Susisiekimo ministerijoje ir galiausiai vėlgi tarybai. Tas procesas dabar vyksta ir mes tikimės, kad ateityje jis bus daug geresnis, daug saugesnis ir daug patikimesnis visiems žmonėms ir su transportu judėti Panevėžio gatvėmis. Pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti judumo situaciją mieste, komitetui gali pateikti ir panevėžiečiai. Panevėžio rajono ūkininkai nebebus remiami smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšomis. Tačiau rajono savivaldybė rado būdų, kaip jiems padėti. Įsteigtas naujas ūkininkų veiklos rėmimo fondas. Žemės ūkis ir verslas yra skirtingos Lietuvos ūkio sritys, o jų veikla, kaip ir jiems teiktina parama, reglamentuojama skirtinguose teisės aktuose. Smulkusis ir vidutinis verslas grindžiamas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, o ūkininkų veikla Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu. Atsižvelgiant į tai, ūkininkai nebegalės pretenduoti į smulkiojo ir vidutinio verslo paramos lėšas, tačiau taryba rado kitą išeitį. Mūsų Panevėžio rajonas yra dominuojantis žemės ūkio veikla ir kilo tarybos nariams, konkrečiai klausant ūkininkų pabėdavojimus, tai kad jie bus kaip ir eliminuoti iš viso šitos paramos ir galimybės gauti tam tikrą paramą parodų organizavimui, ten dar kažkokiom kitom veiklom. Tai kilo pasiūlymas, kad tada reikia įsteigti šalia smulkaus ir vidutinio verslo to fondo ūkininkų parėmimo veiklos fondą, patvirtinti nuostatus ir kad ir ūkininkai, ir smulkus ūkininkai ar jauni ūkininkai turėtų galimybę gauti šiokią tokią finansinę paramą savo veiklai, ar parodų organizavimui, ar sakiau, kaip kitom kokiom veiklom, ką sudaryta ta komisija ir numatys. Panevėžio rajonas nuo seno garsėja gausiais derliais ir perspektyviais ūkininkais.
Jaunieji ūkininkai sudaro net 23% visų rajono ūkininkų. Per metus ES jiems skiria nemažas pinigų sumas, tačiau anot tarybos narės Vitalijos Kulešienės, tai dar nereiškia, kad mūsų rajono ūkininkai gyvena gerai ir jiems savivaldybės parama nereikalinga. Yra stambesnių ūkininkų, kurie ir normaliau gyvena, yra ir smulkus ūkininkai, kurie iš tikrųjų sunkiai verčiasi ir jiem reikalingi ir kreditai, ir įsikūrimų ir panašiai. Nors aišku, ES parama yra nemaža, bet labai reikalaujanti didelių skaičiavimų ir didelio popierizmo. Tai taip kad ne vienareikšmiškai turėčiau pasakyti, ūkininkai gyvena. Vieni geriau, kiti blogiau, o šiemetinė ir sausra dar turėjo reikšmės. Tai taip kad labai įvairiapusiškai. Vieni gerai, kiti blogai. Sakant, kaip kam pasiseka. Visuomenėje nekartą kilo diskusijų, ar ūkininkams savivaldybė turi skirti paramą, jei žemės ūkio veikla užsimantiems lėšas skiria tiek valstybė, tiek ES. Tačiau Violeta Grigienė įsitikinusi, kad ūkininkų nederėtų išskirti, todėl vietos valdžia privalo prie to prisidėti. Biudžetas yra surinkamas iš visų Panevėžio rajono gyventojų, nepriklausomai kokia veikla jie verčiasi. Ar darbinė, ar privačia. Ar žemės ūkio veikla, ar priekyba, ar kita kokia verslo rūšimi. Tai jeigu visi esame mokesčių mokėtojai, tai nereikia įskirti vienos ar kitos gyventojų ar veikla besiverinčių kategorijos, kuri gauna galimybę pasinaudoti šitą paramą. Jinai nėra tokia labai didelė. Paprastai sudarydavo smulkaus vidutinio verslo įvertinus praėjusius ir metus iki 100 000 litų vertės ir tai ne ją pasinaudodavo. Tai tas lyginti ir bandyti žiūrėti kaip ir kito kaimyno piniginę, aš mačiau neetišką, nei moralu ir nekrikščionišką. Panevėžio rajono ūkininkai šalyje garsėja ne tik gausiais derliais, bet ir renginiais. Rajone ne pirmi metai organizuojami konkursai Metų ūkis, Ekologinis ūkis ir net rajono rudeninio arimo konkursai. Neseniai pradėtas rengti naujas konkursas Moderniausias Metų ūkis. Tikimasi atgyvinti ir melžėjų varžytuves. Nemažas ir ūkininkų indėlis į regiono ekonomiką, jų dėka rajone mažai belikė dirvonuojančių žemių. Didesnė nei 150 kvadratinių metrų Kalnapilio alaus daryklos sieną planuojama paversti didžiulę gatvės meno erdvę. Joje bus sukurtas daryklą reprezentuojantis ir miestą puošiantis meno projektas, o jo autorius bus apdovanotas. Bendrovės Kalnapilio Tauro grupė vadovai jau seniai svarstė, kaip būtų galima originaliai papuošti Panevėžyje esančio didžiulio pastato sienas, kad jos ne tik reprezentuotų įmonę, bet ir prisidėtų prie miesto įvaizdžio kūrimo. Ir nors Lietuvoje gatvės meno kultūra dar tik formuojasi, nuspręsta, jog beveik 160 kvadratinių metrų ploto siena Panevėžyje puiki erdvė gatvės meno projektui. Kalnapilis yra įkurtas daugiau kaip prieš 100 metų ir tada, kai buvo įkurtas, natūralu, kad jisai buvo miesto pakrašty, bet šiuo metu jis yra vos ne centre ir natūralu, kad Kalnapilis kaip gamykla, kaip pastatas yra tapęs ir miesto įvaizdžių dalimi. Todėl gimė idėja iš tikrųjų papuošti Kalnapilį, truputėlį pagražinti tam, kad atspindėti labiau tą mūsų grožį ir papuošti ir miestą. Ir tuo tikslu mes iš tikrųjų kreipėmės į Panevėžio jaunuosius gatvių dailininkus, kad jie iš tikrųjų atsiųstų savo idėjas. Iš gatvės menininkų Kalnapilis sulaukė beveik 100 pasiūlymų ir idėjų, kurias būtų galima įgyvendinti ant sienos. Iš jų atrinkta 10 autorių, kurie susirinkę į dirbtuves, sukūrė po vieną ar kelis originalius eskizus. Pasak eskizus kūrusių gatvės meno meistrų, visos idėjos gimė tik praėjus ilgą ekskursiją po alaus daryklą, kurios metu jie išvydo visą gamybos procesą. Ypatingą atmosferą jaunuoliams kūrė ir savita iš alaus dėžių sukurta kūrybinė erdvė. Tema yra šiaip su siekiais, Kalnapilio pačio tobulėjimu. Tai man kosmosas visada su siekius siejasi ir ryšasi. Tai aš per kosmosą tai pateiksiu. Ta prasme, street arte daug ką tu perteiki netiesiogiai. Nebūtina ant alaus daryklos piešti alų to jaus. Formatas didelis, iš dalies truputį gąsdina, bet manau, ta prasme, viską derinant, susiderinant ir įgyvendinant. Čia tiesiog reikia jau toliau, jeigu laimiu, derintis, žiūrėti kaip galimybės, kokios sąlygos ir taip toliau. Daug yra, kai tokį didelį formatą atlieki, daug yra derinimo, daug reikia visko labai apgalvoti, paskaičiuoti. Tada mes susirinkam, tada pradėjom kalbėtis ir ką matėm, ką supratom, kokius mokslininkus matėm.
ką jie daro, kaip eksperimentuoja, taip ir tada ir pasigalvojam, atsisėdam ir galvojam. Mums pasakė moto, tai kad šiandien geresnės nei vakar ir taip kasdien. Tai aš pagalvojau, kad kažką prie šito moto galima priderinti ir sugalvojau keletų variantų, kurių jūs greitų metų pamatysite. Gatvės menininkai pripažįsta, jog įgyvendinti projektą ant pastato sienos gali būti gan sudėtinga dėl didžiulio darbo formato bei jo kūrimą lemsiančių oro sąlygų. Tačiau idėjų yra ir laimėję priimtų tai kaip iššūkį. Ir visgi ant Kalnapilio sienos gulsiančio piešinio eskizas kol kas dar neišrinktas. Idėjų yra, kaip ir sakiau, virš 10, visos yra labai skirtingos. Tai tikrai labai atidžiai rinksimės, atidžiai žiūrėsime, bet natūralu, kad vis tiek tematika bus faktas alus. Vienaip ar kitaip. Kaip bebūtų, Kalnapilis visada buvo, yra ir išliks alaus darykla. Bendrovė Geriausios idėjos kūrėjai parūpins visas darbui reikalingas priemonės. Be to, sėkmingai projektą įgyvendinęs menininkas bus apdovanotas ir 500 € premija. Visada yra smagu, kad galime sudaryti galimybę žmonėm išnaudoti savo potencialą ir įgyvendinti pačias originaliausias idėjas. Ir prie šito prisidėti prie miesto puošimo ir įvaizdžio formavimo. Tikslus projekto įgyvendinimo laikas nėra numatytas. Pasak gamybos direktoriaus Antano Laučio, gatvės meno projektą ant Kalnapilio sienos turėtume išvysti per pusmetį. Panevėžio apskrityje mažėja nusikalstamų veikų. Policija pristatydama šių metų veiklos rezultatus pasidžiaugė, kad gyventojai tampa aktyvesniais ir sąmoningesniais. Mažėja ir sukčiavimo atvejų ir vagysčių. Per 9 šių metų mėnesius Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate užregistruota 39 047 gyventojų pranešimai, iš jų 4015 nusikalstamų veikų. Lyginant su praėjusiais metais šiemet pranešimų padaugėjo 8%, tačiau bene labiausiai policija neramina tai, kad nemažėja melagingų pranešimų. Tie pranešimai, kurie, iš tikrųjų kliudo policijos veiklai. Ir šiai dienai mes iš tikrųjų taip jų nepaliekam. Tie žmonės, kurie neteisingai kvietėsi policiją, kuriem nereikia būtinos jokios pagalbos, o tai dėl girtumo ar dėl kitokių dalykų kviečiasi policiją be pagalbos poreikio, tai tie žmonės daugumo yra baudžiami už melagingą pranešimą apie grėsintį pavojų. Ir iš tikrųjų mes įsiieškom netgi tam tikrą žalą iš tokių žmonių. Bet 130, tai reiškia 130 kartų mes galėjom nuvykti visai kitur, būtent ten, kur tos pagalbos labiau reikėjo, negu važinėti bereikalingai. O tai ir mūsų žmogiškieji ištekliai, ir mūsų finansiniai ištekliai iš tikrųjų buvo naudojami be reikalo. Šiais metais kone perpus sumažėjo sukčiavimo atvejų, kas pasak pareigūnų rodo, kad žmonės tampa sąmoningesni ir taip aklai savo santaupų nusikaltėliams nebeatiduoda. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoja sako, jog statistika padeda labiau vertinti ir pareigūnų darbą. Pavyzdžiui, nusikalstamų veikų ištiriamumo procentas šiemet rodo itin gerus rezultatus. Pagal tai mes vertiname savo padalinių darbą, tyriant nusikaltimus, tai galima sakyti, kad tendencija išlieka gerėjimo prasme. Ištyrimas nuosekliai keliarių metų laikotarpiu kyla po truputėlį. Sunkus ir labai sunkus nusikaltimai, kadangi čia nei įstatyminių pakeitimų didelių nebuvo nieko. Tai vėlgi matote, kad didelių permainų nėra, kai kuriais metais daugiau, kai kuriais metais mažiau registruojama. Šiais metais skaičius nėra labai didelis labai sunkių, kadangi sumažėjo šiek tiek ir nužudimų, ir kitų sunkių nusikaltimų. Šiais metais daugiau nei per pusę sumažėjo ir nepilnamečių padarytų nusikaltimų. Beveik 17% sumažėjo vagysčių atvejų. Kaip rodo statistika, vagių nebedomina ir automobiliai. Jei prieš keletą metų jų Panevėžyje buvo pavogiama per dieną po kelis, tai šiemet tokių atvejų registruota itin mažai. Panevėžyje 4 metus iš eilės renkamas metų bosas. Šiais metais šį titulą pelnė uždarosios akcinės bendrovės Panevėžio Arena generalinis direktorius Tomas Inčikas. Metų bosas sako turintis vieną taisyklę, kurios pats laikosi ir rekomenduoja kitiems. Svarbiausia – nesubosėti. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais metų boso rinkimus organizuoja jau ne pirmą kartą.
Ir šiemet po aktyvaus balsavimo iš panevėžiečių siūlytų geriausių bosų sąrašų atrinkti 10 dalyvių, kurie finaliniai kovai skirtame renginėje varžėsi dėl geriausių meto bosų vardo. Pretendentai turėjo varžytis proto mūšyje, dainuoti karaoke, degustuoti ir pristatyti įvairius produktus. Renginio pabaigoje nugalėtojų paskelbtas bendrovės Panevėžio Arena generalinis direktorius Tomas Inčikas. Jis teigia, kad tik kolektyvo dėka pelnė geriausio boso vardą. Nesitikėjau iš tikrųjų, nes iš pradžių net negalvojau, kad esu nominuotas ar panašiai. Čia mano kolektyvas šaunusis puikiai pasistengė. Tai nesitikėjau, jeigu taip tikrai, tai bet kai jau reikėjo dalyvauti ir ten užduotyse, tai aš vadovaujuosi tokiu tikslu. Jeigu jau dalyvauji, tai jau dalyvauk iš viso širdies. Tai pavyko. Pagrindinė taisyklė, kuria vadovaujasi generalinis direktorius, nebūti aukščiau kitų. Būti vadovu tik pareigybė, todėl svarbiausia išlikti žmogumi, draugu ir vesti komandą į priekį. Būti jos lyderiu, bet nepamiršti žmogiškų savybių. Nemažiau svarbu, pasak arenos vadovo, būti atsakingam bei padėti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. O vadovaujant bendrovei Panevėžio Arena, metų bosas sako, kad tenka būti universaliam. Čia reikia visko. Čia reikia ir šmaikštumo, ir drąsumo, kartais ir piktumo, kartais ir energijos, todėl labai skatinu visada savo kolektyvą sportuoti, gerai pailsėti, visada būti mandagiems, gilintis į procesus vykstančius aplinkui, nes mes atstovaujam tokią sferą, kur žmonės ją pasirenka tam, kad čia praleistų gerai laiką. Reiškia, mes kūrėme emociją. O viskas prasideda nuo mūsų, kokią mes emociją patys transliuosime, tokią ir sukursime ją. Taip ir padėsim žmonėms kurti ją. Vėl gera nuotaika, nusiteikimas, profesionalumas ir tą kiekvieną dieną akcentuoju savo kolektyvui. Bosas turi būti darbuotojų draugas ir po darbo. Galbūt todėl Panevėžio Arena kolektyvui nusprendus pasiūlyti rinkimuose savo vadovo kandidatūrą, nebuvo abejonių, kad jis taps laimėtoju. Juk jų vadovas, pasak darbuotojų, kartais būna griežtas, tačiau visada teisingas ir juos palaiko bei skatina. Kadangi ne kiekvienais, o jau 4 metais yra renkamas geriausias Panevėžio bosas, pamatėme vėl ir šiais metais šitą konkursą, tai ir užregistravome, nes jau ir buvome įsitikinę, kad mūsų bosas tikrai yra geriausias Panevėžio bosas, bent jau mums tai tikrai. O kodėl, kokiamis savybėmis išsiskiria? Tomas išsiskiria labai daug teigiamų savybių, tai yra visų pirma entuziazmas, turi labai stiprią lyderio poziciją, kuris užduoda tinkamą toną, kad siektumėm savo tikslų. Panevėžio Arena generalinis direktorius pritarė idėjai rengti tokius apdovanojimus. Jų dėka vadovams tenka pasitempti, susipažinti su naujais žmonėmis, o svarbiausia – pasijusti įvertintiems savo kolektyvo. Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras organizuoja aktyviausių mokinių apdovanojimus AMA 2015. Organizatoriai tikisi, kad šiais metais renginys bus dvigubai didesnis nei pernai. Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldos centras mieste gyvuoja dar tik 2 metus, tačiau savanoriai ėmėsi iš esmės gerinti moksleivių užimtumą. Įsteigti aktyviausio moksleivio apdovanojimai 1 metus sulaukė itin didelio susidomėjimo, tad šiais metais jie vėl organizuojami. Kaip teigia organizacijos pirmininkas, Panevėžyje yra daugybė veiklių moksleivių, tačiau ne visi jie lieka pastebėti ir įvertinti. Tiesiog Panevėžyje vyksta labai daug įvairių konkursų, įvairių olimpiadų, kur moksleiviai yra apdovanojami už pasiekimus. Tai yra 1, 2, 3 vieta, bet žmonės, kurie lieka, sakykime, už borto, tai yra 4, 5 vieta, jie labai daug veikia, bet gal jiems tiesiog nesiseka, jie nepasiekia tų akademinių pasiekimų gerų, ar ten nėra geriausi savo srity. Tai būtent apdovanojimų tikslas yra apdovanoti tuos moksleivius, kurie labai daug veikia, tai gal ne visą laiką laimi. Dalyvauti apdovanojimuose gali 5-12 klasių moksleiviai. Numatyta 10 įvairių nominacijų, po 5 dviejose amžiaus kategorijose. Pirma 5-8 klasių, kita 9-12 klasių. Norintys dalyvauti gali registruotis internetu, nuoroda yra išsiųsta į mokyklas bei raštiškai pildant anketą. Kiekvienai nominacijai bus atrinkti 5 pretendentai. Tikimasi, kad dalyvių šiais metais bus žymiai daugiau nei pernai. Nes tai yra 2 metai, kadangi tai gali tapti kaip ir mūsų tradicija.
manau, kad bus daugiau dvigubai, netgi trigubai dalyvaujančių. Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldos centras aktyviai dalyvauja visose veiklose. Nors organizacija gyvuoja tik antrus metus, tačiau jau spėjo suorganizuoti kelis didelio mokinių susidomėjimo sulaukusius renginius. Tai yra steigiamąjį forumą, vadovų klubus, savanorių mokymus ir regioninę žiemos konferenciją. Būtent Panevėžyje mes veikiam 2 metai, įsikūrėm tik tai praeitais metais rugsėjo 17 dieną. Bet per metus labai daug pasiekėm, užmezgėm dialogą su mokinių savivaldomis miesto bei apskrities, su savivalda miesto, tai šiais metais mūsų tikslai yra daugiau koncentruotis į moksleivių interesų atstovavimą. Būtent kaip jis vyksta, tai mes turim renginius tokius su vadovų klubai, tai yra kiekvieną mėnesį vyksta moksleivių lyderių susirinkimai, kurių metu yra diskutuojama miesto, rajono aktualiais klausimais moksleiviams, bet keliauja įvairios aktualios iš Vilniaus. Tai yra tai, kas aktualu švietimo ministerijai, kitoms ministerijoms, gal Lietuvos moksleivių sąjungos mastu, nacionaliniu mastu. Tai būtent moksleiviai diskutuoja, moksleiviai sprendžia, mes esame tas toks vykdomasis organas, kuris paima nuomonę, ją apdirba ir perduoda savivaldai, ar sakykime, jeigu tai reikalauja didesnio dėmesio, tai nacionaliniu lygmeniu jau kitoms institucijoms. Išrinkus pretendentus, visi moksleiviai ir ne tik galės balsuoti internete ir išrinkti pačius aktyviausius. Nugalėtojai bus apdovanoti sausio mėnesį. Visų laimėtojų ir dalyvių laukia organizatorių prizai. Pralaimėjusiųjų nebus. Panevėžio miesto bibliotekose senjorai aktyviai mokosi naudotis kompiuteriu. Organizatoriai sako, kad kompiuterinio raštingumo mokymai vyresnio amžiaus žmonėms padeda ne tik neatsilikti, bet ir supažindina su naujausiomis technologijomis. 70 metų senolė bendraujantis su anūkais Skype'u ar senolis naujienas stebintis Facebook'e. Toks reiškinys šiandien jau nebestebina nieko. Nuo 2009 metų senjorams organizuojami kompiuteriniai mokymai davė rezultatų. Vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių jau moka naudotis pagrindinėmis programomis. Šiais metais projektas tęsiamas ir pavadintas 3D. Domėkis, dalyvauk, dalinkis. Jo dėka atnaujinta mokymo programa ir vienoje grupėje gali mokytis nebe 4, o 6 gyventojai. Kaip teigia Panevėžio miesto viešosios bibliotekos informacijos skyriaus vedėja, tokie kursai yra itin lankomi. Kursai yra populiarūs, eilės pas mus pakankamai ilgos, reikia palaukti ir po mėnesį, kadangi mes galim priimti per mėnesį 2 grupės. Vienai grupiai vyksta 20 valandų mokymai, tai užima 2 savaitės, tai kita grupė vėl 2 savaitės. Ir maždaug per metus apmokom po 60 gyventojų. Mokymai vyksta viešojoje Židinio ir parko bibliotekose kasdien nuo 10 iki 12 valandos. Patys senjorai noriai lanko mokymus. Nors prisipažįsta, kad sunku viską atsiminti, tačiau noras neatsilikti nuo vaikų ir anūkų, noras tobulėti verčia ir toliau gilinti kompiuterinio raštingumo kursus. Tai nuostabi mintis mūsų darbuotojų bibliotekos pakviesti tokius jau truputėlį pagyvenusius, kaip aš, man 57. Tikrai dėl savęs, patobulinti save. Gyvenimas kažkur tai buvo išvedęs iš Lietuvos, ten tikrai nebuvo galimybės senelių namuose mokytis ir žinoti. Tai tikrai labai reikalingas dalykas dabar, šiandien. Tikriausiai, kad būtina visiems, kadangi jau nėra ką atsilikti ir nuo anūkų, ir nuo vaikų, ir dėl savęs, ir visos bankinės operacijos, ir mokesčiai, ir šiaip kasdienybei, ir apsipirkimai pagaliau, viskas. Darbuotojai padeda išmokti dirbti su teksto tvarkymo programa, naudotis Google paieškos sistema, elektroniniu paštu, Skype programa, užsiregistruoti pas gydytoją, sumokėti mokesčius, apsipirkti internetu, tvarkyti nuotraukas kompiuteriu bei daug kitų naudingų dalykų. Norėdami prisijungti prie šių mokymų turėtų kreiptis į bibliotekas, kur bus suteikta visa informacija apie kursų eigą. Tai tiek šioje informacinėje laidoje čia ir dabar. Dėkoju žiūrėjusiems ir iki kito karto.